Sveiki visi, sveiki, ačiū susirinkusiems ir žiūrovams iš ekranų. Tai norėčiau pristatyti diskusijos dalyvius ir prisistatyti pati. Aš esu Vaida Budrienė, Delfi marketingo ir komunikacijos vadovė. Prie manęs sėdi ponas Renaldas, ESO, taip. Sveiki. Tada Tomas, krašto apsauga. Sveiki. Sveiki. Tada taip, Jonas iš Ignalinos atominės elektrinės. Labą dieną. Nemunas Amber Grid. Sveiki. Ir dabar Jurgita pasakysiu apie jūs. KN Energies. Taip, ir kas tai galėtų būti? Ir kas tai galėtų būti, turbūt žinot, nes ką tik pakeitė pavadinimą. Taigi mūsų tema bus apie energetinį saugumą ir ar jau viską čia pasiekėm ir ką toliau reikėtų padaryti, kad toliau būtumėm nepriklausomi ir saugus. Ir Lietuva iš tikrųjų per pastaruosius 15 metų padarė neįtikėtinai didelį šuolį nuo visiškos 100% priklausomybės dujų iš Rusijos, nuo 66% priklausomybės elektros iš Rusijos, pasiekėme 2022 metais berods visišką nulį. Atsijungėme, pasistatėme terminalą, atsijungėme nuo Brel žiedo. Taigi, mėlyjeji, kas toliau? Viskas jau? Ar jau viską padarėme ir užsitikrinome saugumą, ar vis dėlto dar turime naujų uždavinių iškeltų? Tai gal pradėsime iš pradžių, nuo jūsų? Jo, tai turbūt, kai kalbam apie saugumą, tai nėra vieno veiksmo, kurį atlikus būtų galima uždėti žalią varnelę ir pasakyti, kad viskas yra atlikta. Žinot, saugumas, nežinau, spina ant durų ir viskas. Ir turėtų būti išspręstas klausimas dešimtmečiui. Tai taip nėra. Tai aš atstovauju ESO, skirstymo operatorių, dujos ir elektra, kurie jau pačioj paskutiniai myliui pasiekia klientus. Ir tas šito energijos šaltinio arba šaltinių neturėjimas turbūt labiausiai yra jaučiamas. Ir mes šiandieną, kai kalbame apie saugumą, tai pačios, kaip čia, grėsmės turbūt jos yra kelios ir joms yra ruošiamasi iš esmės pastoviai, turbūt pradedant nuo projektavimo. Tai reiškia, kai kuriamas tinklas, kai kuriami nauji sprendimai, prijungiami nauji klientai, iki tos dalies, kur mes turime vėlgi ne tokį jauną tinklą, kurį reikia atnaujinti, reikia modernizuoti ir irgi šių dienų aktualijos ir šių dienų grėsmės reikalauja jau visai kitų sprendimų negu tie, kurie galioja prieš 10 ar prieš 20 metų. Kaip atskirą temą galbūt išskirčiau kibernetinį saugumą, kurio niekas nematom tol, kol tai neatsitinka. Tol, kol, nežinau, kažkas nenulūžta, tol, kol kažkokie duomenys arba kažkoks valdymas nepereina į piktavalių rankas. Ir į visą tai reikia investuoti. Tai, žinot, mano paskutinė patirtis, kuri buvo iš mūsų, kaip čia, iš kaimyninės, sakykim taip, arba iš šalies už kelių šimtų kilometrų, kur dabar vyksta mūšiai, tai tokia įstrigusi žinutė buvo, kad apie saugumas mėgsta tylą. Ir kalbant apie saugumą, nėra pasakojama viskas. Tai čia šitos mano prakalbos turbūt naratyvas irgi yra toksai, kad tiek, kiek pasakysim, tai patikėkit žodžiu, kad daroma yra daugiau. Nes aš tikiu, kad ir kolegos nepasakos visko iki galo ir nebus iki galo atviri, nes galbūt tos ausys, kurios šiandieną klausosi, yra draugiškos, bet ką gali žinoti, gali būti visaip. Tai tie darbai vyksta ir... Ačiū. Tomai, ar pati valstybė kelia naujus uždavinius dėl energetinio saugumo ir jeigu kelia, tai kokie jie būtų ateities uždaviniai? Tai aš galbūt pradėsiu nuo to, kiek svarbi yra energetika gynybai ir ne tiek, kiek mes turbūt irgi žiūrime per taikos metą jo saugumą ir tinklų užtikrinimą, infrastruktūros vystymą, mes kiek žiūrime, kiek iš tikrųjų energetikos sektorius kaip toksai bus svarbus valstybei mobilizacijos arba karo padėties metu ir ką mes kartu galime padaryti. Tai pirmoje vietoje reikėtų pasakyti, kad energetikos sektorius yra vienas iš valstybės svarbių, gyvybiškai svarbių funkcijų, be kurių iš principo valstybė sunkiai galėtų gyvuoti. Ir tai yra kritinis pajėgumas iš vienos pusės ir jisai, galima sakyti, nėra vien tik tai energetikos
sektoriaus atsakomybė, bet jisai horizontaliai yra susijęs tiek su kariuomenė arba ginkluotosiomis pajėgomis ir sąjungininkais, tiek jisai horizontaliai yra susijęs ir su savivaldybėmis, ir su kitais ūkio sektoriais, ir su kitom gyvybiškai svarbiam funkcijom. Antra dalis tai yra turbūt susijęta labai svarbi, tai yra tai, ką mes kartu galbūt darome, ir čia galbūt reikėtų išskirti paminėtą kibernetinę saugą. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos formuoja bendrai politiką valstybėje dėl kibernetinio saugumo. Šitoj vietoj mes įgyvendiname tam tikras ES direktyvas, turime savo įstatymą, turime tam tikras priemonės. Šiais metais kaip tik suregistravome kibernetinio saugumo subjektus ir šitoj vietoj kartais kibernetinės erdvės suvokimas ir grėsmių iš jų suvokimas yra per mažas valstybė, jo reikia daugiau. Na ir turbūt net ir neįvertinamus tinkamai kibernetinio saugumo kartais gali mums net nereikėti tam tikrų kitų didžiųjų elementų, tokių kaip, gynybinių pajėgumų. Mobilizacija kaip tokia, ką aš jau minėjau, tai yra be galo svarbi pačiam sektoriui ir energetikos ministerijai, kuri kaip ta vieninga valstybės viršūnė turi užtikrinti ir sinchronizuoti visų ir čia turbūt sėdinčių ir kitų sektorių arba įmonių, kurios yra energetikoje, suderinamumą ir jų gebėjimą veikti krizės arba karo metu. Tai šitoje vietoje mes, kaip Krašto apsaugos ministerija, su mobilizacijos politikos įgyvendinimu valstybėje siekiame atliepti, kad institucijos, kurios dalyvauja ir įmonės, kurios dalyvauja, jos iš tikrųjų suprastų, koksai yra lūkestis įvairių sektorių ir tame tarpe krašto apsaugos. Ar tai būtų priimančiosios šalies paramos sąjungininkų lūkesčiai, kas tai būtų. Ar tai bus nafta, ar tai bus elektra, ar tai bus šildymas. Visi tie dalykai yra be galo svarbus tiek kariuomeniai, tiek pačiam individui ant žemės, ir žmonėm, kurie gyvens. Tai per mobilizaciją mes prieiname prie energetikos atsparumo stiprinimo ir kitas turbūt be galo svarbus momentas tai yra kiek mes kartu irgi sąveikaujame per įvairias pratybas, mokymus, tam, kad patikrinti ir ištestuoti. Tai šitoje vietoje dalyvauja tiek kariuomenė, tiek valstybės institucijos ir įstaigos prie tų institucijų ir kartu sąveikaudamas atrandame irgi tas vietas, kurias galbūt reikėtų dar labiau pasižiūrėti ir įtvirtinti. Kalbant per galbūt irgi pamokas, kurias mes matome, tai energetinis sektorius yra vienas labiausiai turbūt taikomusi arba taikinių Ukrainoje ir suvokame dėl ko, dėl to, kad esminis taikinys yra žmonės, žmonių valia ginti savo šalį ir mes suvokame žmogų kaip investiciją ir jo valia ginti savo šalį yra centrinė ir nuo to, kiek jisai bus paveiktas dėl ryšio, dėl energetinių sutrikimų, dėl šildymo, tiek atsiras arba kris jo valia ginti savo šalį, pasitikėti savo politinę vadovybę, pasitikėti kariuomenę ir panašiai. Tai Ukraina iš tikrųjų mums parodė tas silpnasias vietas, kur energetinis sektorius iš tikrųjų taikėsi ir ant kiek yra svarbu labai tampri sąveika tarp karinio dėmens ir energetinio dėmens, siekiant naikinti tos taikinius, kurie taikosi į tą energetinį sektorių, atrasti tą sąlytį, kaip energetinis sektorius pats integruoja tam tikras saugumo priemonės reikalingas. Čia mes iš tiesų turime irgi tam tikrą praktiką, kur dabar net gaminsiu tiksliai, su kuria įmonė mes bendradarbiaujam, bet yra irgi apsaugoti transformatorinės. Tam yra įsigijami tam tikri specialūs blokai, mes juos kaip kariuomenė su inžinierių pagalba testuojame, kad jie atlaikytų artilerinius šaudmenų smūgius, kad jie atlaikytų sprogimo bangas ir panašiai. Tai šitoj vietoj ir pamokos, ir ta tarp institucinė sąveika, tarp įvairių institucijų yra be galo svarbi, tai čia galbūt tokia įžangai. Ačiū, tokia gera įžanga. Apie energetikos infrastruktūrą dar vėliau pakalbėsim. Norėčiau paklausti ir visų įmonių, kaip jos prisideda. Na, Jonai, aš taip suprantu, jums turbūt viskas baigsis 40-aisiais, taip? Jau sakysit dan, ar ne? Vienas etapas baigsis 40-aisiais metais, plus kažkur tai galvojam dėl Ignalinos uždarimo programos, pačio išmontavimo projekto, tačiau matom savo strategiją iki 2100 metų, šnekant apie giluminio atliekyno labai pavojingų radioaktyvių atliekų padėjimą. O kalbant apie saugumą, kaip ir galim sakyti, energetinį saugumą, šiandien elektros energijos negaminama, kaip ir neprisidedam prie
čia to gamybos energetinio Bet saugumo. ar matot save architektūroje, saugumo architektūroje? Tai bet ką norėčiau pasakyti, kad šiai dienai, kame yra saugumas, kad vis tiek branduolinėje energetikoje tas ciklas, kai uždarai elektrinę nepasibaigia, jisai toliau tęsiasi, tai turim saugiai sutvarkyti radioaktyvias atliekas. Nu ir dar šiuo metu esame apie pusę pažengę savo mega projekto, dar pusę kažkur tai liko iki tų 400 metų, tai tiek tvarkome radioaktyvias atliekas, išmontuodami Ignalinos atominę elektrinę ir statome naują infrastruktūrą būtent tom atliekom saugoti ir užtikrinti tą saugumą. Kalbant apie perspektyvą, tai gal irgi dar šiek tiek pasikalbėsim, bet ką šiuo metu pradėjom aktyviai dirbti, tai dėl mažųjų branduolinių reaktorių pasiruošimo. Praeitoj panelį ir girdėjau, kolegos iš Igničio irgi apie tai užsiminė. Tai šiuo metu turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis, tokius memorandumus su Amerikos partneriais ir su Italijos. Tai irgi tuo pačiu žiūrim technologijos, kur galėtume tą turimą panaudotą branduolinį kurą, kuris jau saugiai padėtas yra išmontuotas iš reaktoriaus, kaip dar jį panaudoti kitom naujom technologijom, kad galima būtų naudoti naujose tose reaktoriuose. Čia. Na ir paklausiu Nemuno, taip pat, ar jau viską baigėme su mūsų energetinės nepriklausomybės strategija, ar dar turime daug darbų padarytų, kad užsitikrintumėm 100% saugumą, nors jau politiškai sakome, kad esame nepriklausomi ir saugus, bet ar tai yra testinė veikla, nuolatos veikla, nauji uždaviniai, ar jaučiatės ramus? Taip, tai mes čia įmoniai labai stipriai už dujas esam visų pirma, todėl kad tai po žemę einant infrastruktūrą, kuri sunkiau yra paveikiama, sakykime, galima perduoti dideliais kiekiais energiją, dideliais atstumais už mažą kainą. Nu, pavyzdžiui, jeigu kainuoja dujų megavatvalandė biržoje 30-40 eurų, tai transportavimas per Lietuvą kainuoja 1,5 eurų. Nu, tai tikrai infrastruktūra su didelė galia, kuri gali padėti užtikrinti bendrą energetinį saugumą. Mes žiūrim dabar ne tik tais į karinių požiūrių saugumą, bet kartu ir bendrai energetinį saugumą į tą transformaciją, kai saulė yra, vėjas yra vienaip, ar ne? Rytoj, pavyzdžiui, vėjo nėra, jau vėl kitaip, reikia generuoti elektrą iš dujų. Tai reiškia, mes privalom užtikrinti reikiamus esamus pajėgumus, kad visi generatoriai, kurie gamina elektrą iš dujų, galėtų dirbti. Tai ką mes dabar per pastaruosius 20 metų pasiekėm, aš tikrai labai gerai atsimenu, kai buvo pirmoji krizė dujų tiekimo, gal čia ne visi net žino, buvo pirmiausiai Baltarusam užsuktos dujos. 2004 metais. Ir tada reikėjo kažkaip organizuoti ant tą dujų gavimą per Latviją, tuo metu vis tiek dar iš Rusijos. Tai buvo situacija tokia, kad atsukti čiaupą į Latviją buvo labai sunkus, buvo užrūdys, buvo nenaudojamas niekada, paskutinius ten 70 metais gal buvo naudojama. Tai reiškia, dabar šiandien dienai mes ką turime, mes išvystėm, padidinom galę į Latvijos pusę, galim per dieną 90 gigavatvalandžių paduoti, į tą pusę atgal irgi panašiai gauti, tai yra praktiškai tiek, kiek Lietuva suvartoja tokią nelabai šaltą žiemą, kai yra tikrai dideli vartojimai, ar ne? Pastatėm dujotikį į Lenkiją, tai galim su Europą ne tik, kad gauti reikiamą kiekį esant poreikiu, bet ir eksportuoti, tame tarpe ir transportuoti dujas iš terminalų į Ukrainą. Esant reikalui galime jo aprūpinti Lietuvą iš vakarų. Taip pat turime ir kainos arbitražą. Kai atsirado galimybė transportuoti dujas į abi pusės, tai reiškia mūsų kainos, pačių dujų kaip produkto, jos labai stipriai susilygino su europinių biržų kainomis. Tai reiškia, mes daugiau nemokam už kitas šalis. Tai reiškia, kad mūsų ekonomika yra sveikai konkuruoti gali bent jau šitoj dalykai. Tu naudoji ten dujas ar ne, geochemą, tarkim. Tai nemokės ten 30% ar 40% daugiau tikėtina negu kad kitos šalis. Tai va čia yra tos kelios dedamos. Mes iš principo pakeitėm dujų srautus iš rytų į vakarus, į tos srautus iš vakarų į pietus, į šiaurę. Sujungiam labai stipriai regioną nuo Suomijos iki pat Lenkijos ir vyksta tikrai didelės transakcijos tarp šitų šalių. Turim pakankamą infrastruktūrą ir mūsų dabar pagrindinis uždavinys yra aišku. Mes turim daug senos infrastruktūros, tai užtikrinti jos saugumą. Turim kurti naują infrastruktūrą. Lietuvoje prasidėjo biometano gamyba. Biometano gamyba tai yra šiandien dienai per mėnesį į Lietuvos sistemą paduodamos apie 26 gigavatvalandės. Bendraja prasme energetikos tai nėra daug,
bet 26 gigavatvalandės tai yra apie 2,5 tūkstančio namų ūkių per metus tiek suvartoja, tai vidutiniškai, sakykime, labai. Nu tai va, tai tie pokyčiai irgi yra, mes prijungę esam regione, nuo Suomijos iki Lietuvos daugiausiai, dabar šiandienai 4 jau gamintojus turėsim netrukus ir daugiau. Tai tas pokytis jis yra ir technologinis, jisai yra ir tokių bendrų nuostatų saugumo, nes tai yra susiję ir su žmonėm infrastruktūros saugumas, kaip tie žmonės žiūri, kaip jie reaguoja, kaip jie dirba, kaip jie valdo informaciją. Tai turim tikrai daug tokio, daug darbo dar į ateitį ir į tos pokyčius ir saugumo užtikrinimą. Ačiū. Na ir paklausime turbūt pagrindinės SGD terminalo saugotojos, ne, prižiūrėtojos. Ar turite irgi savo pasisakę, kokius toliau uždavinius savo keliate kaip įmonė ir visoje bendroje energetinio saugumo infrastruktūroje ir architektūroje? Gal pirmiausia, prieš einant į ateitį, labai svarbu suprasti atskaitos tašką, kur mes esame ir ką esame padarę. SGD terminalo projekto įgyvendinimas ir jo operacijų pradžia 2014 metų pabaigoje, tai tikriausiai yra esminis Lietuvos energetikos infrastruktūros projektas įgyvendintas, kurio mes daugiau tokio be kritinės situacijos, daugiau ne vieno nesugebėjome įgyvendinti kaip valstybė. Ir vėliau jau, ar ne, kai karo kontekste mes jau po to sugebėjome toliau implementuoti kitus projektus, kaip Brelo atsijungimas, kas buvo antras, ne, pagal strateginę svarbą. Tai ką jisai rodo, kad vienas dalykas, kad saugumą užtikrinti, mes turime turėti labai stiprią politinę valią, apskritai valstybės valią, visų piliečių valią. O žinot, mes energetikoje mėgstam tokią tą vadinamąją energetikos trilemą. Energetikos trilema tai reiškia, kad tu turi visą laiką kompromiso ieškoti tarp saugumo, apie ką mes kalbame šiandien, šitoje diskusijoje, tarp kainos, kompromisas saugumas ar kaina, kompromisas saugumas ar kaina ir tarp tvarumo, trečias dedamoji. Nori tvariai, tada tu diskutuoji, ar tu gali tai pigiai. Elektromobilis brangesnis negu benzinas, ar ne? Tu turi tą dilemą ir saugumas, ar ne? Ar tu nori pigiai ir tvariai, ar tu nori saugiai, tu turi investuoti. Ir šitoje trilemoje, kai mes žiūrime, labai sudėtinga būna priimti tos tiek asmeninėme tikriausiai biudžete, tiek valstybės biudžete klausimus, į ką tu turi investuoti ir kur tavo ateitis. Tai labai mes didžiuojamės kaip KN Energies, kad šitas projektas yra įgyvendintas ir mes turim šitą infrastruktūrą. Ir kai buvo 2024 metų balandžio iš 1 į 2 dujų naktį buvo nutrauktas jau tada dujų tiekimas mums, nes mes atsisakėme mokėti rubliais, tai tuo metu visas mūsų Baltijos šalių regionas mes kabėjome ant vieno vienintelio vamzdžio dujų tiekimo prasme iš Klaipėdos SGD terminalo kaip importo, buvo vienintelė importo alternatyva. Ir dar dujų saugykla požeminė, kuri kažkada gali pasibaigti, tai yra Latvijoje, ar ne? Tai čia yra labai svarbi išmokta pamoka, kurią mes galvodami apie ateities perspektyvas visą laiką nešamės irgi kaip savo organizacijos tokią esminę frazę – diversifikavimas. Diversifikavimas energetikos šaltiniuose, infrastruktūroje, ką tu vartoji, kaip tu vartoji ir taip toliau. Tai atitinkamai mes irgi, tvarumo dėmuo, jisai nėra paskutinėje vietoje, mes kaip bendrovė irgi intensyviai žiūrime į ateities energetiką. Ir toj ateities energetikoje irgi reikės užtikrinti energetinę nepriklausomybę per infrastruktūros patikimumą, tą kibernetinę saugumą, apie tai, ką mes šnekam. Kaip pavyzdys, ar ne? Gaila, bet neturiu galimybės parodyti jums vienos skaidrės, bet pavyzdžiui, tas GPS spoofingas, jammingas, ar ne, kuris vyksta. Oro erdvėje mes tą jaučiame, kad GPS signalas yra trikdomas. Tai lygiai taip pat mūsų terminalo irgi ir ateinantis kroviniai, kurie atgabeno laivai į mūsų terminalą, tai patiriame nuolatos trikdžius. Ir ką tai reiškia? Vizualiai, kai pasižiūri, tai kartais galima matyti, kad mūsų Independensas, kuris stovi visą laiką Klaipėdos uoste, kad jis šokinėja į Kaliningradą, dar kur nors 120 km greičiu, ar ne, tu jį gali matyti vizualiai visur. Nematant, gal ir daro tai. Tai gal taip ir daro, ar ne, bet tai tiesiog, ką pasako, kad infrastruktūros saugumas
Ir Ukrainoje karas lygiai tą patį, ką viceministras sakė, kad rodo, kad kritinė infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, jinai turi būti saugojama pirmiausia, nes tai yra pagrindinis atakos elementas. Tai aš gal dabar toliau nesiplėtosiu, nes dar kalbėsim. Gerai, o aš norėjau paklausti tada kito klausimo. Vis tiek, daug labai šnekam, padarėme, įgyvendinom, pats didžiausias projektas, daugiau dar tokių nebuvo, bus ir taip toliau. Ar mes visą šitą sėkmę galime eksportuoti? Visą savo know-how. Mes tą darom. Tai aš ir norėjau, kitas mano sekantis klausimas būtų, ar mes tą darom, jeigu darom konkrečiai, ką mes darome, nes tikrai yra valstybių, kurioms mes galim padėti, tai pradedant nuo Ukrainos, ne, baigiant iki, na, tokių, kaip sakant, neapsisprendusių valstybių, kurios kaip ir norėtų eiti demokratijos keliu, atsijungti nuo kaimynės, kurią turi ir mes turime. Tai ką darom? Tai gal tada ir pradedam nuo jūsų. Ką darom? Gal tada. Tvarkoj. Tai mes tikrai irgi didžiuojamės kaip KN Energies, kad mes buvom pirmoji valstybės kontroliuojama įmonė, kuri pradėjome teikti paslaugas už Lietuvos ribų. Nes iki tol buvo įsivaizdavimas, kad jeigu valstybės kontroliuojama, tai vertė tik tais ir visas darbas turi būti Lietuvoje. Bet tu Lietuvai kurti vertę gali ir išnaudodamas galimybės užsienyje. Ar ne? Ir tai yra dar didesnė pridėtinė vertė. Tai kai SGD terminalo projektas buvo pradėtas įgyvendinti, pasaulyje tokios technologijos buvo tik 5 terminalai. Plaukiojančios technologijos buvo tik 5 terminalai, buvo antžeminių daug, 10, bet plaukiojančios technologijos buvo tik 5. Ir ne vieno Europoje. Tai kai mes įgyvendinom, buvom pirmas projektas, kuris buvo biudžeto rėmose ir laiku įgyvendintas SGD terminalo projektas istorijai. Kas atsitiko, mus visi natūraliai pradėjo klausinėti, kaip jūs tą sugebėjot, ką jūs ten darėte, kaip reguliavimo susitvarkėte, kaip infrastruktūrą padarėte, koks kontraktas ir taip toliau. Ir tai mums leido išsikelti ambiciją tokius terminalus operuoti potencialiai ir iš pradžių konsultavimą, po to operuoti ir užsienyje. Tai nuo 20 metų mes turime dukterinę bendrovę Brazilijoje, kur operuojame tenais tokį plaukiojantį terminalą. Tai turime komandą, kuri techniškai prižiūri visą įrangą, prižiūri visas nominacijas ir kitus dalykus. Ir dėja tik tais atsitikus prasidėjus karui Ukrainoje 22 metais, atsiprašau, kodėl aš 24 metus miniu, 22 metais, tai Vokietija neturėjo ne vieno importo SGD terminalo ir mes sulaukėme labai daug delegacijų, kurios konsultavosi su Lietuva ir atitinkamai jie dabar turi valstybės kontroliuojamus 4 terminalus SGD importo ir mes padedame jiems komerciškai operuoti 4 terminalus, o vieną iš jų ir kaip tik techniškai operuojame, ką tik tais buvo paskelbta žinutė, kad prasidėjo jau komercinės operacijos tame terminale. Tai irgi turime komandą, kuri tai daro. Tai iš vienos pusės mes turim labai aišku tą komercinį ar ne interesą, kad mes esam suinteresuoti operuoti ir galbūt investuoti į tokius pasaulyje terminalus. Iš kitos pusės mes labai plačiai visose tarptautiniuose formatuose skleidžiam žinią, kad diversifikuoti, vėl aš pasikartosiu su to žodžiu, ar ne, diversifikuoti savo infrastruktūrą, diversifikuoti iš ko tu perki yra būtina ir investuoti tu turi. Ar tai brangu? Taip, bet tai yra tavo saugumas. Nemunai, kaip jūs, ar irgi statot kažkam kitom valstybėm, ar moko tiesiog know-how, kaip tai daryti? Čia turbūt keli dedamieji dalykai yra. Tai vienas iš tų yra pačios infrastruktūros panaudojimas, ar ne? Kaip minėjau, porą laivų jau išėjo į Ukrainą, ar ne? Gali būti ir daugiau. Tai yra naujų kanalų sukūrimas, tai yra apskritai kaip infrastruktūros panaudojimas regionui, ar ne? Kitas dalykas yra, kad pati prekyba, mes dabar turim apie 90 dujų prekybos įmonių iš visos Europos pačių stipriausių įmonių, kurios čia atėjo, kai mes pastatėm tą infrastruktūrą, ne? Tai atsiranda interesas ir jiems. Trečias, gal toksai, kur mes tiesiogiai tą know-how pardavėm, tai buvom įsteigę dar 2011 metais 10 biržą dujų. Jinai veikia Lietuvoje, mes plėtėmės į Latviją, Estiją, Suomiją ir pernai pardavėm, šiemet užbaigsim pilnai sandorį, pardavėm savo biržą Get Baltic, vienai iš kelių didžiausių pasaulio energetikos biržų EX Vokietijoje veikiančiai įmoniai. Tai tas mūsų rinkos konsolidavimas, tas know-how pačių rinkos taisyklių
jisai padėjo mums išsiplėsti, parduoti, atitinkamai, aišku, atėjo pinigai į Lietuvos biudžetą. Tai iš tokių praktinių visiškai dalykų, lygiai taip pat ir, žinot, prieš kokius 25 metus mes ten žiūrėdom į tos vakarus, kaip ten tie vadybininkai sugeba čia kažką tai daryti. Dabar mes patys, tam pačiam vandenilio projekte, kurį mes vystom kartu 6 šalis partnerės, tai mes esam irgi vadovaujantis tam tikriems darbams. Mes pasidalinam darbams ir tu gali lygiai kartu su visais, dirbdamas tais pačiais principais, kurti tą naudą, kurti tą procesą ir generuoti rezultatą. Tai tikrai augimas jisai yra, kaip sakau, ir žmonių labai didelis. Tai yra džiugina iš tikrųjų mūsų sektoriuje. Džiugina tai, kad iš naudotojos, iš besimokančios tapome mokytojų. O Jono, aš vėl paklausiu, tai jūs ten uždarinėjat, tik uždarinėjat, ar mes, o kiti sako, berods Vokietija, ne, Vokietija irgi uždarinėja, berods kitos šalis, Italija ir Ispanija sako, mes nieko čia neuždarysim ir taip toliau, nes branduolinė ir yra pasigirstančių kalbų, kad vis dėlto klaida tai buvo ir panašiai, kad vis dėlto reikia turėti tą branduolinę energiją. Tai ką jūs nešate saugumo prasme kitiems? Ja, tai mes, kadangi pagrindinė veikla paskutinius 15 metų tai yra atominės elektrinės išmontavimas, radioaktyvių atliekų tvarkymas, tai tikrai turim daug patirties. Tai tokius kelis dalykus galima paminėti, kad turim ir įsipareigojimą Europos Sąjungai, kadangi didžiąją dalimi esame finansuojami tai kurti tokius žinių produktus. Tai tiek iš kitų šalių atvažiuoja irgi kolegų pasidomėti, kaip mes dirbame automatizuodami, robotizuodami savo veiklą, nes vis tiek kaip čia, tas išmontavimas, jeigu taip grubiai pasakyti, pjaustymas metalo vyksta radioaktyvioje aplinkoje, tai kad kuo mažiau mūsų darbuotojai gautų tų dozių, tai yra stengiamasi ieškoti technologijų, būdų, kaip tą padaryti per nuotolį, manipuliuojant robotais. Toksai didžiulis geltonas robotas, vadinamas broku, pjauna su disku ir ten tos vamzdelius krauna, galim sakyti. Taip pat, kas susijęs su pačiu kitokiu būdu, galbūt ne tokiu moderniu, bet iš viso proceso ar projektų valdymo, tai turim irgi delegacijų iš Ukrainos, ne vieną kartą jau buvo atvažiavę, net man jau dirbant 1,5 metų, pasimokyti ir paklausti, kaip mes tą darom. Nes mūsų patirtis šiai dienai yra tikrai unikali ir vienas tokių didžiausių Europoje projektų išmontavimo atominės elektrinės, tai ir būtent RBMK reaktorius, kuris yra dabar. Deja, Ukrainai dabar kaip ir negalėtume padėti šiuo metu, bet matom perspektyvą, kai pasibaigs karas, tada galėsim irgi savo žinias pritaikyti ir padėti uždarytas elektrinės išmontuoti, kuo saugiau susitvarkyti. Taip pat kitos programos panašios, kurios irgi uždarinėja atominės elektrinės Europoje, yra finansuojamas iš ES pinigų. Tai, pavyzdžiui, Bulgarijai, jiems šiek tiek sunkiau sekasi, turi iššūkių, ten stipriai vėluoja, tai irgi turėjom Bulgarijos kolegas, kurie mūsų komandos nariai pasako, kaip planuoti, kaip projektus įgyvendinti, kad geriau sektųsi, nes Europos komisija šiuo metu jiem ir šiek tiek pinigų pristabdė yra dėl to, kad jiem nesiseka, arba nedaro pastangų tam tikrų. Tai matau, kad tikrai turėsime ką pamokyti. Aš dar, Tomai, gal jūs šiek tiek praleisiu, nes norėčiau, kad jūs apibendrintumėt vis dėlto čia įmonės, o jūs atstovaujat valstybę, tai gal prie Renaldo pabaigsime iš įmonių pusės, ką jūs darot ir tada paprašysiu Tomo apibendrinti apskritai apie visą šitą eksportą, ar valstybė apjungia šitas know-how, kaip sakant, ar ne. Jo, aš dabar pagalvojau, mačiau, kaip atrodo Brazilijoje tinklai, tai kai darysit kokį vizitą, gal reikės pasivertinti, kokias ten perspektyvas mūsų. Bet čia juokaujam, iš tikrųjų mes veikiam lokaliai, Lietuvoje, tokių tiesioginių sąsajų su kitom šalim neturim, bet jeigu kalbam apie tą pačią Ukrainą, tai vėlgi per aktyvios paramos prizmę, ką mes gauname ir turime gerus santykius, galime gauti informaciją apie tai, kaip viskas vyksta, kaip reikia saugotis, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir žinot, man buvo toksai, kadangi asmeniškai tame dalyvauju, tai buvo toksai nustebimas arba kolegos tokia buvo reakcija, kad per pusvalandį pokalbio tu gauni tiek, kiek, nežinau, pusę metų galvotum turbūt ir bandytum sugalvoti, dėl to, kad gyvendamas taikos sąlygom ir turėdamas taikę aplinką aplinkui, tu net negali įsivaizduoti. Tarkim, kolegos iš Ukrainos sako, jūs darot pratybas, išjungiat vieną transformatorių.
tai viskas tvarkoja, išjunkit 3. Ir tada pasižiūrėkit, kaip veiks jūsų sistema, kaip veiks jūsų, kokia bus jūsų reakcija. Tai sako, nes viskas vyks taip. Ta prasme, ne tai, kad tiesiog pabandom patogiai savo, išsijungiam vieną transformatorių, pasižiūrim, kaip čia sureaguotumėm, sužiedintumėm ten ir taip toliau. Sako, tiesiog 3 išjunkit, visą Vilnių išjunkit, kaip tada veiksit, kaip tada gyvensit. Tai vėlgi, ir čia aš sakyčiau gal ne tiek eksportas, kiek bendradarbiavimas pastovus ir jisai turi būti pastovus dėl to, kad žinios sensta kas 3 mėnesius iš esmės. Ir tai, ką mes kalbėjom prieš, tarkim, 1,5 metų ir kam ruošėmės ir kokius sprendimus reikėjo priiminėti. Tarkim, paskutinės naujienos, kurios yra jau po kiek čia 3 metai ir daugiau, jos jau visai yra kitos. Dėl to, kad pasikeitė aplinka, pasikeitusi taktika, tai, kas prieš 1,5 metų atrodė neaktualu, dabar jau vėl tapo aktualu ir tada klausimas, kaip tą daryti. Ir tokie netgi elementarūs dalykai, kai mes kalbam apie tinklą, apie infrastruktūrą, mes dažniausiai įsivaizduojam kažkokį geležį, nežinau, ar tai būtų vamzdis, ar tai būtų laidas, ar kažkoks kabelis, arba transformatorius, bet žmonės. Pagrindinis dalykas, visa ta įranga jinai neveiks be žmonių ir jeigu jūs neturėsite žmonių, tai jūs negalėsite tiesiog aptarnauti, negalėsite veikti. Ir ten tų žmonių, kaip čia praradimas arba jų dingimas, tai jis netgi susijęs ne su kažkokia, tarkim, neigiama veikla. Žmonės išeina savanoriais. Tai ta prasme, kad mes ir dėkdami kažkokias priemonės iš valstybinės pusės, ten įvairius sąrašus sudarinėdami, mobilizacinius planus dėdami, mes turime ne vieną iš viršaus žiūrėti, bet ir apie žmonės kalbėti, nes čia dabar jūsų, jeigu kiekvieno paklausčiau, tai kuris po sukaukus sirenom iš karto bėgtų pas save į darbą, į tarnybą ar dar kažkur. Pirmas turbūt rūpestis būtų šeima. Ir tik tai tada mes jau grįžtumėm ir rūpint. Ir tą turime turėti, kaip čia, omeny, tada, kada dėliojam savo planus. Tomai, kaip valstybė, įmonė sako, daro, moko kitus, ar valstybė prie to prisideda, ar yra kažkaip skėtis, kuris irgi dalinasi know-how ir paskui nukreipia visas, bet gal labiau norėčiau, kad pakalbėtumėt apie, tas šalis, kurios nori pasekti mūsų pavyzdžių, ir iš tikrųjų nori atsiskirti nuo Rusijos. Jo, tai galbūt nuo energetikos sektoriaus, kuris iš principo tapo atsparus visom prasmėm ir gamyba, ir infrastruktūra, ir visais kitais elementais. Tai šitoj vietoj mūsų pavyzdys, kad kritiniai sektoriai, kaip pavyzdys ta pati energetika, jinai turi būti pilnai atspari ir pilnai užtikrinta valstybės pajėgumais. Ir mes tą padarėm, mes parodėm, SGD, Litpolinkai, visos kitos jungtys, atsijungimai nuo Brelo, mes parodėm, kad iš principo jokie išoriniai faktoriai, ypatingai iš agresorių šalių, neįtakos mūsų valios, sprendimų ir panašiai. Ir čia yra turbūt geras pavyzdys ir mes tą puikiai matėm prasidėjus karui Ukrainoje, kaip nutraukė daugelį šalių sąlytį su ta pačia Rusija, pradėjo ieškoti, nes suprato, kad turi dilemą. Lygiai ta pati situacija buvo su sveikata. Kai mes turėjom pandemiją, šalis susivokė, kad jie neturi tam tikrų pramoninių arba gebėjimų arba atsparumo gyventojų tų pačių kaukių aprūpinime. Ir tam tikri pajėgumai jie privalo būti valstybėje kaip pamatiniai. Ukraina irgi vienas iš pavyzdžių. Siekiant kariauti ilgalaikį karą, tu turi turėti gynybinę industriją, kuri yra irgi, nuolatinio tiekimo, palaikymo ir užtikrinimo, kad tu esi atsparus ir galintis užtikrinti reikalingas. Tai energetinio atsparumo prasme mes turbūt esame geras pavyzdys daugeliu šalių, kuris parodo, kad tam tikros sritis, jos turi turėti nacionalinį atsparumą. Antra dalis, kuri yra turbūt svarbi, tai yra, kiek mes kaip valstybė lygiai taip pat parodome ir turime savo reglamentavimą. Tai yra strateginių kritinės infrastruktūros apsaugos įstatymas, kuris numato, kaip mes kaip valstybė reguliuojame ir saugome tą sektorių. Su įvairiais, ar tai būtų kibernetinė dalis, ar tai būtų žvalgybos institucijų įsikišimas, mes bandome apsaugoti nacionalinę per valstybinę liniją tuos sektorius nuo Kinijos
nuo, reiškia, kitų galimai grėsmingų šalių, kad tie verslai neteitų, kad jie nepadarytų, reiškia, kažkokių tai veikų. Ir šito vietoje mes turime savireguliacinį teisinį mechanizmą, kuris irgi yra vienas iš pavyzdžių. Prie to paties galima minėti, ką irgi minėjo, manau, kad mes esame irgi pavyzdys, kur ir ateina mokos ir atvažiuoja tą patį, ar tai būtų SGD, ar dar kiti objektai. O mūsų sektorius energetinis turi gebėjimą ir galvojimą, reiškia, kaip jie apsisaugos patys save. Nuo fizinės saugos, informacinės saugos, darbuotojų saugos, sistemų saugos, įrangos saugos. Visi tie dalykai yra integruoti ir tikrai žinau, kad turbūt tai yra vienas iš tokių pavyzdinių sektorių, kuris gali ir rodo pavyzdį kitiems sektoriams, kaip gali įmonės galvoti ir rūpinti savo saugumu, per saugumo planus ir panašiai. Ir tai yra iš tikrųjų pavyzdys kitiems. Tai va, tai ir pabaigai turbūt galime pasakyti, mes kaip valstybė NATO plotmėje irgi turime netgi NATO energetinio saugumo kompetencijų centrą. Tai irgi parodo, kad mes kaip valstybė ne veltui pasiėmėme ir turime tą energetikos kompetencijų centrą, kuris iš principo, aišku, yra dedikuotas, kaip mes užtikriname tą autonomiškumą, energetinį saugumą karinių operacijų prasme, bet tai irgi yra vardiklis ir faktorius. Renaldas palėtė Ukrainą, kad atvažiuoja mokosi, kaip apsaugoti infrastruktūrą, nes per pastaruosius metus matome, kad Rusija atakuoja ypatingai infrastruktūros visus objektus energetikos ir išskrenda pas mus dronas. Ir krašto apsaugos ministerija sako, ieškokit, gal grybautojai ten surasta droną. Tai ką mes darom? Ar mes investuojame į savo, ir aš gal labiau įmonių paklausiu, ne valstybės, ar mes investuojame į saugumą, būtent infrastruktūros saugumą, net skridus dronui, ar turime kažkokius raudonus mygtukus, į kuriuos reaguojame ir kur mes turime bėdų. Iš tikrųjų, kur turime bėdų, jeigu mes apie jas galim garsiau kalbėti ir kur mums reikia išsispręsti. Tai kiekvienas turbūt papasakos apie savo įmonę, savo tinklą, kokios tos priemonės yra realizuotos. Aš galbūt detaliai nepasakosiu, bet reikia suprasti vieną elementarų dalyką, kad apsauga nėra iš vieno elemento. Tai reiškia, jeigu jūs pastatysite, 3 metrų pločio betoninę sieną, tai nesijausite saugus. Iš visų pusių galite apsistatyti. Aš jau nekalbu, ta prasme, kai jūs pastatysite tokį statinį, bet kuris ekonomistas ateis ir sakys, kiek kainavo statinys ir kiek kainuoja įranga, kuri yra viduj. Ir gali būti, kad beprotiškas bandymas apsisaugoti, jisai tiesiog, čia buvo pavyzdys su tuo trikampiu, ne? Tai kaštai irgi yra labai svarbu, nes tu negali perinvestuoti. Pigiau yra turėti, atsarginį automobilį, atsarginę įrangą, atsarginį kažkur daiktą padėtą ir turėti žmonių, kurie tą galės pakeisti per 2 dienas arba per 3 dienas. Ir ta apsauga, dėl to, kad viskas kinta, dėl to, kad tai, kas buvo pastatyta prieš metus kaip apsauga, šiandieną jau nebeveikia, nes šachedai leidžiasi beveik balistinę trajektoriją. Ir ta prasme, tu supranti, kada tu negali perinvestuoti dabar, tu turi ieškoti, iš principo valdyti rizikas. Turėti atsargas, turėti žmonės, turėti minimaliai apsaugotą kažkokią įrangą, turėti sužiedintą tinklą, tam, kad turėti galimybės veikti salos režimu, turėti galimybės turėti išskaidytą generaciją, tada, kada išėmus vieną elementą iš generacinės sistemos, sistema vis tiek dar gali veikti ir gali funkcionuoti. Tai ir tų sprendimų kompleksas yra iš tikrųjų, ypač tai aktualu mums, kur mes turime kelis tūkstančius vienetų ir šiandieną, tarkim, iš kiekvieno padaryti vilko irštvos lygio apsaugą būtų tikrai sudėtinga. Jurgita, sakėt, kad terminalas puikiai matosi iš visur. Tai ar mes kaip įmonė užsiema šią infrastruktūrą savo saugumu? Prieš kalbant apie konkrečią įmonę, bet šiek tiek pratęsiant tai, ką Renaldas pradėjo sakyti. Saugumas kainuoja, infrastruktūros naujos rengimas kainuoja. Iš kitos pusės mums reikalingas tas saugumas ir vadinasi, mes turim turėti tarpusavėje pasudarę kontraktą. Valstybė, piliečiai, įmonės, moralinį kontraktą. Kad taip mes turime investuoti į tam tikras pačias kritiškiausias vietas. Todėl, kad neturėjimas kažkokios infrastruktūros
jisai kainuoja žiauriai brangiai. Aš jums pavyzdį, labai neseną, ganėtinai 23 metais yra, žinot, toksai Baltic Connector vadinasi jungtis tarp Estijos ir Suomijos pastatytas 20 metais. Tai yra vamzdis, per kurį pirmą alternatyvą Suomija įgijo importuoti gamtinės dujas, kad, be Rusijos, ta prasme, šiaip ir iš Rusijos jie 100% gaudavo. Ir tada 23 metų spalio, berods 23 dieną, kinų laivas per audrą tempia inkarą 10 kilometrų ir jisai nejaučia, kad jisai tempia ir pažeidžia dujotikį. Dujotikis pažeidžiamas taip, kad jisai neeksploatuojamas, Suomija lieka su vieninteliu tiekimo šaltiniu savo SGD terminalu, tokį kaip mūsų pasistatė sausio mėnesį prieš tai. Tai luckily, sėkmingai, sausio mėnesį jie turi pradėtą jau terminalą, ar ne? Tai kol suremontavo balandžio mėnesį, kainos pas juos buvo vidutiniškai už gamtinės dujas 40% didesnės, negu mes turėjome čia Baltijos šalyse ir likusioje Europoje. 40% didesnės kainos. O momentais jie, kai mokėdavo arba 4 kartus daugiau negu mūsų rinkoje, tai pavyzdžiui, jeigu pas mus tuo metu yra apie 20-30, jie moka 160 eurų už megavatvalandžią tą pačią, tik tais dėl to, kad tu neturi tuo metu alternatyvos. Tai kai tu pasiskaičiuoji poveikį ekonomikai ir ar tau investuoti, nes pavyzdžiui, kai Lietuva dar neturėjo SGD terminalo ir mes turėjom tik tais tiekimą iš Rusijos, ar ne? Tai mes vidutiniškai kiekvienais metais mokėdavom 40, tą patį skaičių, 40% daugiau mes už kažkodėl, už tas pačias dujas, negu vokiečiai, prancūzai ir panašiai. Ir tai išvertus, tai būdavo Lietuvos ekonomikai 160 milijonų kasmet už tai, kad tu neturi alternatyvos. Tai gal tą 160 milijonų kasmet dedam į saugumo infrastruktūros kritinės, ar ne? Na, ateičiai būti pasiruošus, galbūt ta X-Day niekada neteis, mes taip tikėjomės, kad niekada neteis, bet jinai atėjo. Tai kai mes kalbame apie investicijas į infrastruktūrą, tai tikrai turi būti pirmas dalykas, tai yra kontraktas tarp mūsų visų piliečių ir įmonių ir valstybės, kad mes turime tam tikrose vietose suprasti, kad turime investuoti. Bet kitas momentas, ar ne, kad fragmentiškumas vis tiek bus, ar ne? Vis tiek mes matom, kad Baltijos jūroje kabelius pažeidžia, vamzdynus, tai sugaunami yra šešėliniai laivai plaukiantis prie UK, tada UK irgi tada pradeda trupučiuką emocijas kelti. Bet visiškai eliminuoti, kad kažkur laukuose, vidury, nežinau, prie Kelmės ar dar kur nors tam vamzdynas nepraeina biški šiauriau ar ne, kur nors prie ties Kuršėnais, kad ten kažkas nepažeis mums vamzdžio, tikėtis tikriausiai yra sudėtinga, bet svarbu yra turėti, kad mes turim alternatyvius kelius. Mes galim greitai mobilizuoti, tai ką Renaldas sakė, ar ne, savo pajėgumus, žmonės, greit pakeisti vamzdį ir atstatyti savo infrastruktūrą. Tai pasirengimas yra antras momentas, kad greitai gebėtumėm atstatyti ir turėti tų spare parts, tų kritinių atsarginių dalių šitą infrastruktūrai. O mes kaip įmonė, čia užbaigiant tada šitą dalį, kad mes kaip įmonė irgi lygiai taip pat investuojam, nes mes suprantame, kad vien gynybos sistema negali ir už mus lygiai taip pat viską padaryti, bet mes tą darome kartu. Mūsų didžiausias grėsmės yra kaip visos Europos kritinių infrastruktūrų tos pačios, tai yra povandeninė apsauga visų infrastruktūrų ir iš oro dalies apsauga, ar ne? O kad patrauklumas mūsų infrastruktūrų visiems tiems žmonėms yra labai didelis, tai tikrai dėmesio sulaukiam. Aš tai gal taupydama laiko, tai dabar norėčiau pereiti prie ateities energetikos ir ateities, čia irgi daug minėjot, kad būtina diversifikavimas, mūsų žalioji energetika yra dar vienas dėmuo ir saugumo energetikoje. Tai gal Jonai trumpai apie mažuosius reaktorius, kur žinau, kad ir Ignalinos, atominė elektrinė vis dėlto yra pasiruošus investuoti, aš nežinau, ar mes ten darom dabar, ar bent jau kalbame, ir kaip tai integruojasi į pačią saugumo architektūrą, energetinio saugumo architektūrą ateityje. Ar čia te bus alternatyvus kažkoks energijos šaltinis ir tik tiek? Tai kalbant apie mažuosius branduolinius reaktorius, tai šiai dienai jie yra paminėti ir nacionaliniai energetikos nepriklausomybės strategijoje. Tai kokią užduotį kaip valstybė sprendžia ir šiai dienai mums yra, galim sakyti, patikėta startuoti, vystyti šitą temą. Tai kaip ir minėjau, dirbame su amerikiečiais ir italų kompanija turim.
pasirašę bendradarbiavimo susitarimus, tai pagrindinis tikslas yra parengti galimybių studiją iki 30 metų ir pasirinkti technologiją, vietos parinkimą, kurioje vietoje galėtų būti mažieji branduoliniai reaktoriai, startuojant su vienu. Ką ir Igničio vadovas sakė, 40 metai galėtų būti tas startas, tai apie 0,5 gigavatvalandės ir toliau judant į priekį iki 1,5. Tiesiog yra irgi užsienio konsultantų paskaičiuoti, kaip čia įvertinimai atlikti. Ir mūsų tą galimybę studiją bendrai kartu su energetikos ministerija ir kitoms suinteresuotom šalim turim įvertinti, koks dydis turėtų būti irgi integracija į tinklus, ryšiai su atsinaujinančiais energetikos šaltiniais. Ir kodėl, kaip čia girdime, kad daug klausimų sukelia reikalingas tas mažasis branduolinis reaktorius, ar reikalinga ta branduolinė energetika Lietuvoje. Tai matom bendraudami ir su užsienio šalimis, ta pačia Jungtinė Amerikos valstija, Japonija, tai visi šneka apie tai, kad reikalinga yra bazinė gamyba. Pasme, kad būtų užtikrintas bazinis srautas energijos su pagalba natūralu ir kaip čia efektyviu balansu su kitais gaminimo šaltiniais. Jeigu pasižiūrėti tą pačią Japoniją, pasidalinti, neseniai buvo delegacija atvažiavusi energetikos ministerijai, kalbėjome, tai pas jos, netgi jau pas jos, po Fukushimos Daiichi avarijos, tai 21 metais jie tokį energetikos paketą buvo išsileidę, kur buvo pasakę, kad energetikos mikse, balanse turi būti kuo mažiau arba iš vis nebūti branduolinės energetikos. Toksai buvo. Dabar 24 metais visai neseniai išleistas, man atrodo, 7 paketas, ką sako, kad maksimaliai įveiklinti branduolinę energetiką kartu su atsinaujančiais ištekliais. Ir kaip čia visuomenės požiūris į branduolinę energetiką, tai toje pačioje Japonijoje ir kitose šalyse daug didėja ir žmonės kaip čia palaiko tą ir supranta. Ir kaip taip, toks populiarus pasakymas dabar yra branduolinis renesansas, nes tikrai labai daug yra naujų objektų vystoma, naujų technologijų, naujų reaktorių technologijų vystymas atsiranda. Nemunai, ateitis. Ir kaip tai integruojasi į saugumo architektūrą? Kaip dabar žinot, tokiom dienom kaip ši yra pigi elektra labai. Saulė šviečia, jeigu vėjas dar pučia. Vartotojai džiaugiasi. Vartotojai džiaugiasi, aišku, bet vystytojai, va čia, kol laukiam, buvo vienas prieėjęs iš jų, sakė, ką daryt, nes nevažiuoja parkai. Natūralu, nueini į banką, bankas klausė, tu už kiek parduosi elektrą, tai sakai, ką tu, sakai, dienom tai turėsiu primokėti, naktim kažką gal gausiu. Tai ten toks nelabai, kaip atrodo. Tai ko reikia? Reikia, kad ta generacija apsimokėtų, reikia kažkaip konvertuoti elektrą, tuo metu, kai jinai yra labai pigi, kažkokį naudingesnį produktą. Tai strategija yra tokia, gamini vandenilį iš vandens, skaidai su elektra vandenilį, gaunasi deguonis ar ne, ir vandenį gaunasi deguonis ir vandenilis. Tas vandenilis yra kaip produktas pats savaime didelės pridėtinės vertės. Iš jo gali gaminti toliau įvairiausius dalykus, nuo gynybos pramoniai, sprogmenys iki trąšų, iki plieno lydimo ir kitų dalykų. Tai dabar klausimas irgi yra technologijos, viena kita nepasivėja paprastai, būna prasideda viena technologija iššauna, kita jau dar ten jinai atsilieka kažkiek. Dabar tos vandenilio generavimo technologijos gana dar yra, sakykim taip, nėra brandžios dideliam kiekiui vandenilio gaminti. Tai šiek tiek tas atsilikimas yra. Tikimės, kad per artimiausius keletą metų, nes jau pradėję yra investicijos atsiradę ir Vokietijoje, ten ir 30 MW ir 50 MW pastato, mums reikia 500 MW. Tai kai per laiką, o tai vystosi pakankamai taip prognozuojamai ir matomai, per laiką atsiras technologijos, atsiras generacija vandenilio. Natūralu, kad tą vandenilį reikia tada transportuoti. Mes potencialiai galim ypatingai daug pagaminti elektros šitą mūsų regione. Suomiai gali ten instaliuotis 200 teravatų galios generavimui. Pas mus tenais irgi tikrai yra potencialo, kurio užtektų ir mums su visom achemom ir kūro gamyba Orlene ir eksportui liktų. Tai tada ir gimė tas projektas nuo Suomijos iki Vokietijos, kai ta generacijos dalis čia iš vėjo ir iš saulės yra šiaurėje, o vartojimas yra Lenkijoje toj pačioj, ten yra plieno pramonė, beje daug reikia vandenilio, ir Vokietija. Jiems
skaičiuojant, kaip ten bedėliosi strategiškai, jeigu tu nori išeiti tokį nepriklausomą vartojimą, o ta nepriklausomybė energetinė irgi yra, nepamirškim, ne tik nuo Rusijos ir nuo kitų šalių. Ta prasme, tu turi kuo labiau diversifikuotis ir išsiskaidyti. Tai jiems to vandenilio reikia. Štai tas projektas yra vystomas. Šiandien dieną yra pirkimo fazė. Perkam FEED, ta Front-End Engineering Design. Tai reiškia, kad jau už kokių 2,5-3 metų mes turėtume turėti su praktiškai statybos leidimais. Tai yra poveikio aplinkai vertinimas, inžineriniai skaičiavimai, visi projekto padarimas. Tai vat šitas projektas, ką jis dabar duoda? Kai tai sausuma dujotikis. Pas tavę yra čiaupai abiejose pusėse. Nu, tu reikalingas esi, ar ne? Tai čia irgi yra ką ginti iš kitos pusės, ar ne? Tai va čia viena dedamoji, kita dedamoji galų galia. Tu pats turi ekonomiškai, esi visiškai kitam lygiai, tu gali gaminti produktą, kuris yra kažkur reikalingas, tu jį gali eksportuoti. Tai bet kokiu atveju investicijos į energetiką šalį padaro visą laiką stipresnė, nes jūs pabandykit nevalgyti 2-3 dienas. Maistas yra žmogaus energetika. Tai čia tas pats, va, saulė, elektra yra valstybės energetika. Nu, tai čia panašiai. Ačiū. Gal paskutinį klausimą užduosiu ir gal bus iš salės klausimų, o labai paprasta, žinokit, klausimą ant žemės užduosiu, nes pati esu iš Delfi, mataugi skaitomumus ir matau, ką žmonės galvoja, ką skaito, kas jiems įdomiausia ir jiems įdomiausia yra kainos. O mes čia kalbam apie saugumą, apie ateities energetiką ir taip toliau ir panašiai. Ar mes dirbame su savo klientams ir, kaip sakėte, turime jau sudarę su jais sutartį, kad žiūrėkit, ponai, mes turime investuoti daugiau tam, kad būtumėm nepriklausomi, saugus ir toliau klestėti. Klausimas visiems. Aš apie tą pačią investiciją, ar ne? Tai pavyzdžiui, visi žinom, kad neva Klaipėdos SGD terminalas buitiniams vartotojams buvo labai brangus. Neva taip buvo, ne? Labai brangus. Žinote, kiek gamtinių dujų kainoje už kubinį metrą sudarė kainą už tą laivą saugyklą su visa infrastruktūra? Nežinau tikriausiai, ne? Tai pavyzdžiui, jeigu tuo metu kaina buvo apie 40 keli centai, sakykime, 43 centai pasiimkime, už 1 kubinį metrą sunaudota, tai toje kainoje terminalas sudarė 2 centus. Daug ar mažai 43 centų kainoje. Tai kartais mums atrodo, kai kažkas ten diskutuoja, kad absoliuti investicija į vieną daiktą yra brangi, bet kai mes visi tarpusavėje išsidaliname, tai ta investicija nebėra tokia brangi. Ir tada klausimas yra, tai kodėl mes tokį klausimą keliam, ar mums nereikia investuoti ir koks interesas sakyti, kad tai yra per brangu. Arba kita prasme, galiu apie tą patį infrastruktūrą mūsų pasakyti. Tai, pavyzdžiui, mums sakydavo, kad per brangu ir kad mes Lietuva iššvaistė milijardą. Ir audito komiteto pirmininkas sako. Iš kitos pusės nepriklausomas ekonomistas Mauricas suskaičiavo, kad ekonominė vertė Lietuvai sukurta yra už milijardą. Vertė. Taip, tu už infrastruktūrą kažkiek moki, bet tu vertę susikuri per kitą pusę. Tai vadinasi, bent jau ant nulio esame ir turim infrastruktūrą ir vertė yra sukurta, ar ne? Tai kainos klausimas yra dažnai nebūtinai, kad mes neprotingus sprendimus visi Lietuvoje čia priimame kartu susėdę. Čia klausimas yra apie tai, ar susitarėme, kas mums strategiškai yra svarbu ir ar į tai turime investuoti. Ir, pavyzdžiui, vandenilio ekonomika arba CO2 sugaudimo, bet vertės grandinė, kurią mes vystome kaip bendrovė, kartu su Akmenės cementu, su kitom kompanijom, su Ambergridu kartu. Tai yra, kad jeigu mes sakom, kad ateityje taip, šiltnamio efektas, mes turim dekarbonizuoti savo pramonę ir ekonomiką, vadinasi, šiandien turime dėti taip, investuoti, bet tam, kad mes turėtumėm geresnį gyvenimą, mažiau potvinių, mažiau kažkokių kritinių kataklizmų ateityje ir ateities kartoms. Šiandien mes su jumis turime investuoti tada. Ir tai yra sąmoninga, atsakinga. Renaldai, jūs turbūt daugiausiai tiesiogiai susidurėt su klientais. Ir ar mes turime su jais dialogą dėl investicijų, dėl mūsų nepriklausomybės? Nes, kiek žinau, mes turime bėdų net, kai kyla audros, ne, ir net važiuojame, negalima net iki aplinkosaugininkų, kurie net neleidžia jums kirsti medžių dėl to, kad gamta ir visa kita. Tai kur čia turi būti tas aukso viduriukas? Tai
žinot, aukso viduriukas tai yra dialogas turbūt. Ir to aukso viduriuko radimas, jis ir yra turbūt ta demokratijos šventė, kur mes randame kompromisus. Taip, ilgai kalbamės, ilgai ginčijamės, ilgai, nežinau, giname savo interesus, kiekvieną savo pusę ir po to randame tą sprendimą, kad, žiūrėkit, gerai, gal saugom medžius, bet pasitvirtinam programą, pagal kurią 80 milijonų skirsim miškingų vietovių kabeliavimui, kaip tokių, nes, taip, mes turime palikimą, mes turime oro linijas, mes turime tą pačią klimato kaitą, kurią patys sukeliame ir ar mes esame išskirtiniai Lietuvoje? Ne. Paskutinė audra, kuri buvo Airijoje, jie kapstėsi 2 savaitės. Ta prasme, ir buvo 500 virš energetikų desantas iš visų ES šalių kartu su savo paruoštą įrangą, kartu su kariniu transportu, jie važiavo tenai, mes irgi gavome pakvietimą, irgi pasiruošėm, pateikėm savo galimybę, sakė, viskas tvarkoja, prancūzai atvažiuoja, britai atvažiuoja, švedai atvažiuoja ir taip toliau. Ir iš to gimė netgi, tiesiog aktyviai dalyvaujam visose tuose. Reikia labai aiškiai suprasti, mes nesam Lietuvoje izoliuoti. Mes esam centrinėje Europoje, mes esam viso Europoje, mes esam pasaulyje. Tada, kada mes kažko nedarome ir sakom, mums tai yra per brangu, mus labai greitai užvers. Ir mes turime, o po to bus taip pat kaip su kaukėm per COVID. Nes taiga suprasim, kad mes neturim, nemokam, negalim, o mums nukirpo bambagyslę. Tai dėl to tie sprendimai, jie turi būti globaliai, įvertinami. O kalbant apie kainas, tai, žinot, kaip čia, didžiausią kainą moki tada, kada neturi. Ir aš suprantu, kad eigoj, kada suprantam labiausiai draudimo kainą? Tada, kada kažkas atsitinko, būnam neapsidraudę. Ir tada, o kažkada svarstėm, gal brangu apsidrausti, čia gal kažkaip sutaupysiu, esu buvęs tokiai situacijai, galėsiu papasakoti. Tai tada, kada tu netenki, tada tu supranti, kad tada tu moki didžiausią kainą, nes laiku neinvestavai į draudimą, neinvestavai į atsargas, neinvestavai į kompetencijas ir taip toliau. Ir šiandieną visa Europa sprendžia tą patį klausimą apie tai, kokių investicijų reikia į tinklą, skaičiai milžiniški, absoliučiai. Visa šita transformacija, tai ką mes matom, panelės, vėjo malūnus ir taip toliau, tai yra pigiausia dalis. Ir jinai pasidaro labai greitai iškepama, greitai atvežama, greitai sumontuojama, bet visa ta infrastruktūra, kuri buvo kuriama 40-50 metų, jinai tam nepasiruošusi, iš esmės ją reikia pertvarkyti. Taip, viskas vyksta sparčiai, mes ten Europoje tikrai labai aktyviai važiuojam ir mūsų skaičiai auga, bet akivaizdu, kad tai reikalauja investicijų, reikalauja lėšų. Patys reguliuotojai priiminėja sprendimus, kurie yra išankstinės investicijos, tai reiškia, kad galėtumėm investuoti prieš kažkam atsitinkant, ruošiantis. O žinot, infrastruktūrinis biznis yra, kolegos gali patvirtinti, tai yra tą patį daiktą parduoti kelis kartus. Aš taip sakau, ne tai, kad mes jį susigrąžinam, bet iš principo tas pats daiktas, jisai tarnauja keliose srityse. Jisai gali tarnauti ir rizikinėje temoje, jisai gali tarnauti ir komercinėje potencialioje ir taip toliau. Tai tikrai, kiek aš pažįstu žmonių, jie visi yra tikrai gudrus ir daro tai, kas yra geriausia Lietuvai. Na ir Tomai, užbaigiant visą šią diskusiją, tai ar turim dialogą su tauta, kad reikia daugiau investuoti? Aš galbūt kitą kampą investuoti reikia, turbūt mes jau čia šnekėjome, kiek nacionališkai, regioniškai ir valstybės prasme svarba tai yra, bet aš daugiau akcentuočiausi į individų arba žmonių energetinį atsparumą ir šitoj vietoj tai yra irgi dalis mokymo ir žmonių edukavimo, kad ne tik tai valstybė daro darbus, bet ir patys namai turi darytis tam tikrus darbus, būdami atsparus, turėdami alternatyvų generatorių, turėdami žvakes, turėdami baterijas. Visas tas pasiruošimas yra irgi mūsų individualaus energetinio atsparumo dalis ir tuo metu, kol galbūt sistema persikraudinės, tuo metu, kol sistema galbūt laikinai neveiks, mes turime irgi gebėti ir kiekvienas žmogus turi gebėti išgyventi tuo laikotarpiu. Ir čia yra labai svarbu žinoti, ką reikia daryti. Ačiū. Gal mes turime klausimų iš salės? Jokių klausimų? Gerai, tai ką, labai Jums ačiū. Iš tikrųjų labai įdomi diskusija buvo. Ačiū Jurgitai, ačiū Nemunui, Jonui, Tomui ir Renaldui. Dėkui.